Reikia suprasti, kad nėra dalykų, kurie nepaliestų žmogaus. Viskas, kas supa žmogų, jį įtakoja. Bet kokia vibracija, esanti to žmogaus aplinkoje, jinai įtakoja žmogų. Jo fizinį kūną, emocijų, minčių kūną. Ir nesvarbu, tą žmogus supranta ar nesupranta, jaučia tai ar nejaučia, tai vis tiek įtakoja. Bet daug svarbiau yra, kad žmogus pirmoje eilėje pats save įtakoja. Tai bet kuri vibracija, kylanti iš minčių kūno, iš emocijų kūno, jinai tiesiog įtakoja patį žmogų. Jo biologinį aparatą įtakoja. Ir atvirkščiai, biologinis aparatas, procesai vykstantis jame, tuom, ko mes užkrauname tą biologinį aparatą, tai tiesiog įtakoja minčių ir emocijų kūną. Tai yra tarpusavį susijusios sistemos. Jeigu išorinę aplinką žmogus gali pasirinkti, tai vidinę aplinką jam teks mokytis su ja gyventi. Ir nėra taip savaime suprantama perorientuoti minčių ir emocijų kūną į palankumą savo pačiam kaip žmogui, kaip visai tai bendrai sistemai, kuri kaip fizinis minčių emocinis kūnas veikia ir gyvena būtent šitoj realybėje. Pagalba yra dėmesio perorientavimas į save kaip savastį. Iš ten, esamame momente, imi pastebėti vis aiškiau, kas per procesas aktyvavosi minčių, emocijų ar fizinėme kūne. Ar išorinėje aplinkoje, tai lygiai taip pat. Bet prioritetas šitoje vietoje yra ne išorinė aplinka. Nesvarbu, jinai įtakoja teisingai. Bet prioritetas yra ir daug svarbiau yra vidinė aplinka. Kaip žmogus pats įtakoja save. Ir dėmesį sugrąžinus į save kaip savastį, visai kita gyvenimo kūryba aktyvuojasi. Nes tada imi pastebėti tos minčių, emocijų ir fizinio kūno procesus. Ir arba nebeini juos, arba juos pasuki kitų kampų. Tame jungiasi sąmoningumas, jeigu vienu žodžiu. Tai kol kas tokie pamąstymai.